Labai daug šiukšlių yra. Šiukšlių kaip visą laiką daug. Reikia šiandien prieš pradedant panelį išiminėti. Sugalvojau, kad reikia išvežti visas šiukšlės, priduoti tvarkingai, nes čia yra neaišku nuo kokių mašinų dar atvažiavusių bamperių. Nu, čia kaip visą laiką. Vienas buvo atvažiavęs pikapas pilnas malkų. Kol aš jas iškroviau, žiauriai pavargau. Taip, reikia man atsivaryti savo mašiną, susimesti visas šiukšlės ir prisiduoti, nuvežti. Gal dar ką nors ir gerą, rasim ten giliau palindę. Slengstis irgi. Sulankstytas išmetimui. Gerai, varau, pasimsiu mašiną, įsivarysiu ir išmesim šiukšlės šiandien. Švaros diena prasidės. Tuom ir praktiška šita mašina, kad gali va, hopat, uživai ir... Taip, radiatorius kol kas pasiliksim. Posparnis irgi. Šitas irgi. Kilimukai gerai. Malibu. Žibintą irgi pasirinksim. Dalį jo. Gaila, bet slenkščiai sulaužyta. Laikikliai ir šiaip jis man sulenktas. Sulankstyti slenkščiai mano. Reiks naujų nėra. Nėra lygus. Va. Kilimukai. Žiūrėk dar. Kietai nusisega guminiai. Užsisega tipo medžiaginiai. Pagal kilimėlius net įdomu pasidarė, kas per Malibu. Kas per Malibu? General Motors Chevy Cruze. Kažkokios tai mašinas, jo, toksai. Va, šitą mašiną. Chevrolet Cruze. Reiškia, atsitrenkė Dodge'as į Chevrolet Cruze arba Cruze atsitrenkė į Dodge. Nieko čia gero nerandu, megztiniai, dėžutės, kepurė, knygutė, neaiškiai, nereikalingas daiktas. Premeditated, I've been underrated, that's an understatement. I ain't coming later, the abundance came when I allowed my bosom to the loving greatest. He the one who made it, so I'm in my bag. I that way before I ever raise a white flag. Shooting right back, raise the price tag. Chasing down on these ghosts till I grab. Who could really stop me is what I ask. Praktiškai iš vienos mašinos. Tiek šiukšlių. Į vieną sandėliuką susimetėm šiukšlės, į kitą naują į sandėliuką susidėjom reikiamas detalės. Pastatom sandėliuką į garažą, su kitu sandėliuku važiuojam į šiukšlių pridavimą. Panelė laukia nuimti. Šiek tiek daugiau čia reikalų yra negu su Challengerio. Ir biškiai jinai tokia didesnė. Nieko, įveiksim. Ok, varau, prisiduodu šiukšlės. Šiukšlės prisidavėm, susimokėjom. Švaros jausmas geras. Aišku, ten dar garažiai iki to švaros jausmo, tai... O, kiek reikia dar visko perrūšiuoti ir turbūt daug nereikalingų dalykų dar yra. Bet šiandien tiesiog po ramo šiukšlių išrinkimo reikėjo viską susikrauti, išvežti, nes iš vis nebūtų buvę kur praeiti. Važiuojam dirbti.
Dabar jau dirbti. Viskas. Some bread and I got some cheese. I'm not impressed with none of the steez. Told her myself if it's up to me. Top of the list, I'm running the league, don't run into me. Nežinau, kodėl man šiandien tokia sunki diena visur. Ten, nieko nespėjau. Viskas, išjungiu telefoną, viską padarau ir... Pridega visi po oro pagalbės šovimo laidai pridega. Nukirpė ir keitė. Šiai serijai tiek. Antrą kartą išiminėjau, neprisimenu tiksliai. Realiai neprisimenu kažkodėl tai. Gerai, pradėsiu nuo ten, kur prisimenu. Sėdžiu prie šito daikto ir nepamenu, kaip nusijama. O Challengerį taip nėra. Challengerį žinau, kaip nusijama viskas. Šitas susipakuosim, nes limited komplektacija eina odiniai. Tai juos susiviniosim, kad nepasižeistų po to oda ir nesėdėčiau, neverkčiau, kodėl čia sužeista. Eik, tu savo vairas ne elektrinį. Neprisimenu niekaip, šauk mane. Neprisimenu. Gerai padaryta. 67, man atrodo, minėjau, jo. 30 varžtų užsukti reikia, kad išimtum vidurinę konsolę. Čia 4 varžtukai. Pam, pam, čukšt. O 2 fiškutės USB ir laidyno žgutą atjungi. Ir viskas. Olia, centrinė konsolė nuimta. Pamenu, buvo, ten yra prie patrono kažkoks laikikliukas, kur atsimenu atvežiau, sakau, kur arbegus daro, sakau, čia panelę padarysi, sako, ja. Sakau, kas čia per daiktas iškrytė, sako, o, labai retai, sako, kuris išsaugojo. Irgi taip išėmė. Va, apie šitą kalbėjau. Ir jo yra plastikinis kažkur tai laikiklis. O, šitas. Nes tas patronas kažkaip tai įsistato ir va, čia ir yra ta visa reikaliukas.
Pagaliau nuėmėm panelę. Ne tai buvo sudėtinga, aišku, bet kai antrą kartą nuiminėjant, tai dar buvo pamiršęs, kur kokie varžteliai laiko. Bet pakankamai gerai viskas įsiėmė, prisiminiau, ilgai galvoti nereikėjo. Ir dabar vežam persiūti panelėmis. Ir čia yra atsisloksnevė. Nu, jinai iš principo visą reikia pertraukti per naują, gražiai, tvarkingai. Tai kraunam į savo sandėliuką, kitą ramą, kaip pradžioj sakiau, ir važiuojam, nuvešim panelę. Ai, dar diržus išsiimsiu, nes irgi šitas įsitempęs labai, šovė diržai. Tai ir viskas, man atrodo, išarbego. Ai, vairas dar. Vairas jau nuimtas. Atėjo ta diena, kai ramą vežam tiesintis. Iš tikrųjų atvažiuoja traliukas, dėja mano šitas traliukas netelpa ant šito mažojo traliuko pas Gintą ramas, tai ieškau kito traliuko, kuris yra didesnis ir gali didesnį svorį vežti tam, kad pargabenti jį, tai laukiu, tu jau turėtų būti traliukas, o šitą įsivariau, pasiruošiu pakrovimui. Ir važiuosim tiesinti automobilio. Nematau greičio, negaliu viršyti. Biški didelė mašina, nesimato į galą, kai kameros nėra, televizorių nėra. Praktiškai kaip Tesloje, ne? Nieko nėra. Čia va tik tai telefoną pasidėjai kaip Tesla. Nuotrauka gerai atrodė. Va, šitas, auselė ir šitas. Šitie tai tik tai truputį. Bet čia toks metalas, tai lūžinėjasi, ne? O kas yra čia, ne aliumininis? Išgrūdinto plieno. Supratau. Dabar važiuosiu, susikrausiu tuos televizorius, tada bamperis, kapotas, žinai. Sparnas vienas. Ja, jisai va šitą va vietą, nu tai turbūt kaip čia perlenkta ten išėjęs, čia atlenkinės ir atsistatys į vietą. Čia va žiūriu, aš va šitą vietą, va, ar čia yra, man atrodo, kad čia yra kažkokia tai duobutė, ne? Ne duobutė, bet toks linkimas kažkoksai tai keistas. Ne? Nežinau, kažkaip man. Čia įsitrauks šitas. Nu, čia va baisiausia. O tikrai geležinės? Jo, 100%. Limpa. O baisiausias? Tai man va čia va. Bet tu matei tą. Nu tai va, tai tiek. Tai šitos arkutės o yra, aš jas įmečiau čia, ne. Sparnas va čia va, nes. Va, čia va. Taip. Jis irgi metalinį, žinai. Tai viskas kaip ir gerai. Bamperį įdėjau seną visą su visais varžteliais, ne? Kad paskui žinotum, žinai, kad įsitraukt. Visi kiti varžtai gale stovi nuo viso priekio, kas yra. Nu tai aš per šiandien arba rytoj atvešiu tau tas visas detalės. Tai realiai tai tau ir taip dar yra, ką čia jau tie visi dalykai. Tai gerai, tai aš per galvą verčiuosi ir suvežu viskas. Все, ačiū tau. Iki. Paliko mašiną pas kebulistą. Aš jam, kai siunčiau nuotraukas pasižiūrėti, jisai sakė, okei, viskas gerai, dabar šiek tiek jis taip sako, nu, nuotraukose gražiau atrodė. Jo, aš irgi nuotraukas peržiūrėjau ir video, tai man irgi gražiau atrodė negu realybė. Nieko, sakė, padarys. Važiuojam pas draugus, pasižiūrėsim jų naują modelį, kažkokį atvažiavusi, kažkas tai jiem ten nukirpta, kažkas tai prikirpta, ar galim ten kažką pagelbėti, ar negalim, tai važiuoju, pasižiūrėsiu, kas ten pas juos atsitikę yra. Bet manau, kad sutvarkysim. Laidas, lituoklis, sulituoji, vedinė užsiveda ir viskas.
Labas, Sigitai. Labas. Žodžiu, turim problemų. Dodžas Grand Caravanas. Jisai panašu buvęs po vagystės. Žiūrėk. Pirmas vaizdas atsidarius kapotą, ką mes pamatėm. Tai žiūriu nukarpyti laidai. Va čia. Tai va šitus 4 laidus reikėtų sulituoti. Sugebėsi padaryti? Nežinau. Paguglinsiu. Ne, bet žodžiu, kaip matai, visi laidai nukarpyti. Kompo, va čia va visokie davikliai važia. Nukarpyta. O kam įdomu čia? Stabdžius bandė netgi nukirpti, čia viskas nukirpta. Okay. Čia reikia daug visko ieškoti, kas, nuo kur, kaip, kas. Čia kol kas tai nieko tokio nėra, žinai, gerai, kad yra. Galai, bet... Čia va lempos, viskas nukarpyta irgi. Ir viskas dar ir panašu gesintuvų išpurkšta. Tikslas įdomus jų, koksai buvo. Aš įsivaizduoju, kad tam, kad draudimas nurašytų mašiną. Gali būti, ja. Ir kitas dalykas, aš kaip suprantu, vogta buvo, nes ir spinelė yra irgi išdraskyta. Tai vat kas čia su spinelė padaryta, aš neįsivaizduoju irgi. Okay. Raktas spinelė yra? Tai čia nieko nepadaryta, čia mano supratimu, čia tiesiog, žinai, antena, kai yra, nu, kad skaitytų raktą, tai jinai tiesiog išdraskyta. Sakai? Ja. Tai reikia naujos spinelės? Ja. Naują spinelį geriau pirkti ir su raktu, kad būtų. Tada pririšt, sulituot visi laidai ir viskas, tai raktą tai pririšim. Iš principo tik spinelės. Tai spinelė su raktu, Nu, jo, būtų geriausia. lydmetalio ir lituoklio. Lydmetalio rasiu, lituoklį irgi rasiu. Tai manau, kad nereikia. Bet čia ne tik tai žiūriu, čia biški ir murzinokai jinai tokie. Tai o esi matęs švarių amerikietiškų mašinų? Nu, palauk, pagalvosiu. Nu, šiaip mūsų Volvo XC9 grįžo žiauriai švarių salonų, atrodo, kad ką tik ištirpta buvo. Nei vienos šiukšlytės salone. Kurias aš perku? Ne. Va būtent, va tie visi Volvo, BMW dar būna, tai jie okei, būna švarios, bet tie visi Dodžai, tai jie va taip kolą sugeria, buteliuką atgal. Su esančių skyščių. Iš principo nieko čia baisaus nėra, čia tiesiog laidai visi sulituot, viskas. Čia tai, pavyzdžiui, net nematau, kur eina laidas. Čia, tai aš taip įsivaizduoju, žinau, kad jisai bus nukirptas ir nuplėštas. Ten turėtų būti kažkur. Bet realiai kam tiek nukarpytai, niek visi, lempučių nėra, žiūrėk, išimta viskas. Nu, jo, kaip ir sakai. Ai, nu. Kaip ir sakai, čia tie tokie dalykai, nu, okei, nu čia nukarpiai variklio kombą, nu kam ventiliatorius atkiria? Kad tikrai neveiktų. Čia trūksta. Čia tepalo užpilimo angos trūksta. Okei, ten šitų trūksta, nu, sulaužyta. Nu, kas? Čia šitas, okei, čia pasijungs, bet čia greičiausiai tarp šių stovi. Nu, yra ką paveikti iš tikrųjų, žiūrėk, visur viskas nukarpyta. Dar kiek nematom, čia dabar. Va, ne, čia ne šitas. Ne šitas. Nu jo, čia reikia, čia iš vis šito laido nėra. Tai vat, yra reikalų. Kada tau jie atveš? Manau, kad kitą savaitę. Eik tu sau dėžės, visa pinė nukirpta. Matei? Šito geriau būtum nesakė. Bet eik. Palauk, tai tada kada tu čia galėtų daryti? Galvosiu. Tai tavo manimu, jeigu mes būtume matę, kad čia nėra ką veikti, ir būtume tau skambinę. Ja. Šitą patys būtume sulitavę. Jo, aš pradžiai atsidariau šitą, žinai, pamačiau, galvoju, ai, tai va dėl šito gal ir nesikūrė ir tada toks, galvoju, gerai, o kas čia pas mus? Ten giliau, tai nieko nematau, kad būtų kažkas. Ne, giliau irgi aš nieko nemačiau. Čia viskas taip kas prieinama, tą ir nuraškė. Gerai, bet kam bandė stabdžius kirpti, aš irgi nesuprantu. Gal žinai, kad skyšiai tipo tikėtų ir panašiai, žinai. Tai va. Manau, kad, okei, reikia varyti pas mane ir žaisti prie jo. Nu, tai kitą savaitę, tada pirmadienį, kokie 6:30 atvešim. Nu, jau gal vėloka 6:30. Anksčiau bišką? 5. Gerai? Bet realiai tai nieko baisaus nėra. Jeigu taip. Tai man džiugu girdėti, kad tavęs negazdina. Ne. Tiesiog daug kruopštaus ir nuobodaus darbo. O galiai įdomu, niekas nekarpyta. Ne, tai tik tai viskas Salonė, prieš. va, tik tai... Ai, va to nėra dar viršuje. Gale guli. Aha. Susieuropinsit patys, ne?
Jo. Nuvarysim tokiam Sygiui iš U11 garažo. Sakė, jisai daro. Gerai. Sygi, o ką reiškia U11? Garažo pavadinimas. Aš pavadinę savo garažą taip. Ir tiesiog sugalvojau, kad ir tas Čia gal kažkuom su adresu susiję? Ukmergės gatvė 11. Taip. Praktiškai atspėjai. Ką, viskas? Ja, taip viskas. Manau, kad pirmadienį atvarykit ir... Bet tu spinelę, viską pats susirasi, viską susipirksi. O, prasideda. Ko gero, viso gero. Ko gero, viso gero. I don't feel right unless the odds against me. Back against the wall of my strength. Yeah. I can't let it break. Everything I've been through, it made me better. Ooh, I love the hate, it just made me better. Been through everything, it just made me better. I can't waste the pain, it just made me better. Dėdį meistrui parvešiu. Lauktuvių. 1, 2, check, a 1, 2, I'm going in, is that a L? W is still a win. Got it off the muscle, all I know is hustle, all I know is making something out of nothing. What you think they see it? I had to hop in the kitchen, I'm really on fire, you know ignited, yeah. I know some people don't like it, I'm moving with flavor, they probably bite it, yeah. Trendsetter, being better, I can't take it. Važiuojam. Šiandien viskas. Only time you see my head down is when I'm praying. When my back is turned, the only time they wanna see it. Water on me. Labas rytas, atvežė mūsų kolegų, draugų Dodžą. Sakė, šiek tiek klaidelių yra ten nutrūkusių po kapotų. Pasižiūrėsim, įsivarysiu į garažą. Ten lietutis lyja. Įsivarysim į garažą, pasižiūrėsim. Čia gal geriau traukia radiją? O, išplovė, kaip paprašiau. Nu jo. Čia yra kas nors, kas neatjungta būtų ar nenukirpta. Nežinau. Pabandyti reikia. Šiandien mes turim penktadienis, šeštadienis. Reiktų sekmadienį pabandyti, iš kur dar tepalai pakeis, prašė. Spinelė išlaužta. Šitie visi laidai, bet noriu pasakyti, kad čia reikia. Nu jo, reikia panelę. Nu negali būti, kad reikės panelę neminė. Jo, reikės, va ten va varžtas yra. Nesąmonė, nu. Palauk. Nu tai. Baisu. Nu, bandysiu laužyti rankas kažkokio tai būdu, kad pasižiūrėti, nes čia tikrai nenoriu nuiminėti panelės, vien dėl to, kad prieiti prie spinelės. Gal kažkaip taip užeisiu. Bandysim. O ką, einam, išrinkinėjom, žiūrim, reikia nuvažiuoti dar spinelę nupirkti su raktu, pasižiūrėsim, užsidėsim akumą, pasižiūrėsiu dar visus laidus, ar nieks niekur netrumpina, pabandysim įjungti degimą, kad ar viskas čia kažkas tai veiks ar neveiks. Kažkam užkliuvo valytuvų laidai, tiesiog reikia paimti, atjungti laidai. Taip, šitas čia, aišku, čia yra šitie, aišku, kai būna laidų visokiausių, nukirps, paslėps kažkur tai ir po to ieškok, gaudyk vėją laukuose. Paskambino kėbulininkas, paprašė atvežti plastikus tokius ant priekio. Aišku, aš ir man pačiam knietėjo atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip vyksta darbai. Jisai vakar pradėjo viską daryti, tiesinti, galvojau, nu, kaip čia bereikalo, kad nevažinėti ir kaip tik šituos plastikus reikėjo atvežti. Tai atvežiau, einu, pasižiūrėsiu, kiek pavyko jam ten patiesinti ir ar vyksta viskas gerai, ar tvarkingai gaunasi. Aišku, aš nebejoju, man patinka, kaip jisai viską gerai daro, tai nuvarysim, pasižiūrėsim dabar, kaip ten vyksta. Va, žiūrėk, šituos atvežiau, ne? Geri jie. Bet gerai, gavosi, viskas lenias, ne?
Na, tai gerai. Viskas gerai, nu. Čia gerai. O, ir šitas įsidėka. O kaip tu čia šituo, ką tu čia, kaip, taip ištraukiai ar kas čia yra? Ai va, čia visą laiką galvodavau. A, ir čia? Gerai. Čia, žinai, eina. Irgi. Irgi kažkokia, bet pats jo kampo negali ištraukti. Aha. Na, tam lieka toks. Supratau. Nu, čia dar lygia. Jo, tai čia. Tai čia jau... Sutrukdėjai man, žinai. Supratau, bet tau čia jau nedaug. O šitos viskas gerai, čia žiūrėk, nereikėjo apšaipkės nuvinėti, ne? Viskas lenas. Tiesa. Slengstis. O, ai, tau reikės iki čia ateiti? Ne, nu tai aš lyginas, noriu pažiūrėti, matai, čia kažkoks plyšys ir gal čia, nes čia vaikauti, gal jis tam po to plastiko dar kas nors kreivai yra. Aš tai žinau, galvoju, kad jeigu tu čia ištrauksi, jisai, nu, sukrips va taip va. Va Nu šitą vis tiek man vietą. nuimt, nu vis tiek reikia įimti. Gerai. Aš nuimsiu pospartį, man, kad prieit prie to, turbūt ten bus skylė. Nu viskas, dabar jau nieko netrūksta. Vso, jau viskas yra nuo A iki Z. Žiauriai džiaugiuosi. Labai greitai vyksta. Tai tu realiai ir pabaigsi jau turbūt. Nu aš pirmąjį galvoju, nežinau, kai su tu Pirmąjį, priekio, ne. žinai, su tu priekio bišį ten bus. Pažaisti, ne? Nu bet tai jeigu tu jau čia... Ir šitas, žinai, stumtas bus, nu, nes ten lenda sparnas bišį kliūna durį. Uždėsiu čia turbūt aš pasakyti. Ai, tu... Bum, tai jis visas, žinai, Jo, matosi pagal šitą, nes šitas tiesiai turėtų būti. Nu, Jo. tai jisai biški, jo, tai ir gaunasi, jeigu šitas pastumtas, tai ir čia paėm. Vso, gerai, kol kas, iki. Stoviu kamštį ir galvoju. Gerai, greitai, pakankamai gaunasi kebulistui tvarkyti. Tai reikia jau ruoštis kitai savaitę į dažyklą. Ir kažkaip tai, kaip, vat stoviu ir galvoju, iš tikrųjų, kažkaip tai labai viskas sklandžiai, greitai gaunasi su šituo ramu, tai čia tyla prieš audrą, kaip aš sakau, ir kaip čia yra, greičiausiai kažkurioje tai vietoje kitoj striksiu ilgai su juo. Planas toks, nu, jeigu kebulininkas sako, kad antradienį, pirmadienį, antradienį bus galima pasiimti, tai realiai į dažyklą važiuojam, nu, ten dažyti yra ką paveikti. Tai jeigu nudažo mums, nu tarkim, dar sekančią savaitę ir man jį visą surinkti reikia dar savaitę. Tai grubiai 3 savaitės turiu, kol aš jį paleisiu ant kojų. Nu tai pakankamai, sakyčiau, per mėnesį laiko nuo atvežimo gaunasi prikeltas. Aš sakyčiau, pakankamai greitai kaip su tokiu mušimu. Tai vat man ir nesitikė viduje, galvoju, kažkas čia ne taip, kažkur tai striksiu. Tikiuosi, ne dažykloje striksiu. Nu nieko, pamatysim. Manau, kad tikiuosi, kad viskas bus gerai. Važiuoju dabar kolegų automobilį, bandysiu laidus sutvarkyti, kad užsivestų varikliukas. Važiuojam, pasižiūrėsim, kaip ten mums seksis. Pradedam misiją laidai. Lituosim, darysim, sujunginėsim, žiūrėsim. Aišku, čia tiek labai daug visur yra. Laidų pažeistų, nukarpytų, tai kai kur tai viskas ok, atsirinksim pagal laidų spalvas, bet gali būti kai kur ir pasikartojančias spalvas, tai gali tekti dar atsidarinėti, prasiskambinti, nuo kur eina, kokiam kontakte turi būti. Kaip ir atrodo iš pirmo žvilgsnio, kaip ir viskas paprasta, čia ką, padėjai čiuk sujungiai sulitavai, bet netikiu, kad tai bus paprastai viskas, vis tiek reikės turbūt ir schemas atsidarinėti, žiūrėti ir prasiskambinti, ar tiksliai tas. Kažkurioje tai mašinoje turėjau, kad laidai buvo vienodi, bet yra 2 variantai, arba labai man pasisekė ir aš pataikiau, arba jeigu laidai vienodi ir neturi reikšmės. Aš nekalbu apie minuso laidus juodus, kur ten nėra labai didelio skirtumo, bet... Tell it to your mammy, it don't matter, I ain't listening anyway. They just mad to see decide to drop, they look like ocean spray. You can get it too if you just work more than you talk today. This what happen when you take your pain and make it motivation. It ain't gonna be easy trying to be a legend. Nugarai bus mano ragai po šito projekto. Bet ką padarysi? Ramas tiesinasi, challengeris dažosi. Kitas challengeris dažosi.
Tai kaip ir yra to laisvo laiko, tai reikia tokius projektus padaryti. Va, įdomiausia vieta. Labai daug laidelių. Čia kaip ir turėtų būti viskas blogai. Geltonas mėlynas, geltonas mėlynas. Čia yra greičių dėžės valdymo bloko fiškė. Jungiasi tiesiai į greičių dėžę ir viskas nukerta. Ir čia yra vienodų spalvų. Tai va čia bus įdomiausia dalis. Visa kita tai ten jau smulkmenos, bet čia reikia įsitraukti kažkaip tai man tą pynę į viršų visą, kad man būtų patogiau, nes ten tai aš tikrai nieko nepasidarysiu. Šiai serijai tiek, o kaip sekėsi šitą automobilį pabaigti, visus laidus sutvarkyti ir užvesti, pamatysit mano kitoje serijoje. O dabar visi paspauskit patinka, užsiprenumeruokit kanalą ir iki.